Sveiki, mielieji. Simonas atvažiavo mus pasiimti, o prieš atvažiuojant aš išsimaudžiau, užsitepiau aliejų plaukus, mano draugai iš Indijos juos kaip ir pagamino, po to užsidėjau kaukę ant akių, taip pat šią raudoną kaukę, kuri yra labai gerai jūsų kolageno stimuliacijai, prasiploviau indus, susitvarkiau, pašėriau šunis, žinoma, apsirengiau ir tuomet važiavome į prekybos centrą. Taip pat susitvarkiau nagus ir prekybos centre užmačiau labai fainą liemenukų parduotuvę. Tai aš nusipirkau šį liemenuką. Jisai atrodo gana kukliai, tai nebijau įrodyti. Labai patogus. Po to su Rainu nuėjome į kitą parduotuvę ir nupirkau savo draugiai dovanėlę. Kodėl? Nes buvo jos gimtadienis ir šiandieną nunešiu ir padovanosiu. Taip pat aš su jumis dalinuosi, dėja garsas neįsirašė, tokia informacija, kad aš visuomet nešioju tokius šortus po kiekvienu sijonu ar suknele. Kodėl? Nes kuomet esi mama, tu tikrai sėdinėjai ir tupinėjai ir nenori pasirodyti per daug. Tai dauguma taip daro Tailande. Na ir ši vieta vadinasi Green Lake Maprachan, labai faina. Joje visuomet daug vaikų, baseinas, taip pat daro žmonės barbecue, pizzą kepa vaikai, nes yra tokie užsiėmimai. Tikrai labai faina ir graži ir jauki vieta. Atėjai, mano pučiu, atėjai, come on. Mielieji, dabar ties yra 1 valanda dienos, po 1:11 pirmadienis. Šiandieną nereikėjo vaikams į mokyklą, tik tais mokytojams ir pagalbininkams. Kodėl? Nes nėra elektros ir kadangi gyveni karštoje šalyje, tai vaikai tikrai neišgyventų, bet mes išgyvename. Atvažiavome visi mokytojai ir šiaip visi darbuotojai padirbėti, nes mes kraustomės. Iš tikrųjų, mūsų mokykla, tas visas konceptas toksai pats bus, nežinau kaip pasakyti jo. Mokytojai, ta idėja, mokymo stilius, pamokos, viskas bus taip pat, tik tais kitame pastate. Persirengiu dabar į sportinę aprangą ir iš karto į sporto salę. Kadangi noriu pasportuoti, Simonas su Rainu, grįšiu namo, namai sutvarkyti. Šiandien atėjau moteriai sutvarkyti namus. Jos tai daro kiekvieną pirmadienį ir nėra ką per daug pasakyti. Pakalbėsime vėliau. Ties yra, be 23, nuvažiavau pasportuoti, dabar esu mašinų plovimo aikštelėje, car wash, eisiu išgerti kavos ir vandens, kavos nenoriu, palauksiu, kol išplaus mašiną ir galėsime pakalbėti. Čia yra bananai, pakepinti. O tenais yra kavinukė, kurioje nusipirksiu vandens. Žinot ką, aš nusipirksiu, kodėl? Draugė iš Tailando labai mėgsta šios bananus. Čia yra kiaulienos puodelė, labai skani. Kainuoja 20 taibą, labai pigu. Šitas vyras toks fainas, vėl duoda man maišelį, no. Vis duoda maišelius plastikinius, kurių tikrai nereikia. Turiu maišelį centų tokių prisidėjusi, nes pastoviai imu pinigus ir kokios pas mane rankose, tai aš turiu vienų daug. 10, 15. Matote, kaip įdomiai žmonės taip pat nusiauna batus prieš eidami į vidų. Vadinasi, kad negalima su batais, nors ir atrodo iš tikrųjų nešvaru, ne? Bet jie neitų į vidų su batais, jei juos nusiimtų. Pardavinėja žmogus čia šaldytuve tokius visokius gėrimus. Rainui labai patinka šis gėrimas. Kodėl? Nes paraugintas toksai pienas, truputėlį kaip kefyras. Kai faina ateini į kavinę ir nuspalvota, ne?
vaikų, nes jie daro taip pat, gali sėdėti vaikai, piešti, spalvoti. Aš noriu jums parodyti lauke, kaip atrodo. Mašinų plovimo aikštelė, jinai anksčiau būdavo čia. Jie persikraustė, taip pat vaikams toks batutas. Kuomet mašina buvo nuplauta, užvažiavau į tajų parduotuvę, kuri man labai primena senukus. Šioje parduotuvėje, lauko parduotuvėje, pardavinėja viską. Ir šluotas, ir tualetinį popierių, ir indus, ir bliūdus, ir taip pat žiurkėm pagauti, jeigu reikia, indelius visokius plasmasinius. Iš tikrųjų, kaina čia yra labai maža, kokybė gal nėra iš geriausių, bet tikrai nieko blogo. Ir taip pat nuvažiavau nusipirkti vaisių, grįžau namo ir nuploviau vaisius, iš tikrųjų vynuogę su specialiu plovikliu. Po to pasidariau savo arbatos, susitvarkiau namus, susipjausčiau mėsą, išviriau šunims mėsą su ryžiais, praleidau tokį ramų, tylų vakarą kartu su sūnumi. Labas rytas, mėloji šeimyna. Šiandieną yra sekmadienis, 8 val. Ryto. Vaikas žiūri televizorių, man reikia važiuoti apsipirkinėti maistų. Tai šiandieną yra sekmadienis, vaikas namuose, sakė, nori pažiūrėti televizorių, vėliau važiuosime pavalgyti. Dabar aš gaminu valgyti pusryčius, parodau ką. Prieš išvažiuodama duosiu pieno. Dašas į mane žiūri. Turiu pieno, taip pat šį jogurtą. Ši plokščia duona labai skani, sutepsiu su riešutų sviestu. Ir taip pat turiu šias tokias panašias kaip bulkutes. Tai galės turėti jogurto, pieno, šias bulkutes ir riešutų sviestu. Pabūsiu valandėlę laiko, grįšiu namo. Labas rytas. Labas rytas, gerai. Parodau, kuriuos vitaminus geriu. Turiu šuvų taukus, Evening Primrose Oil Pregnenolona, kuris padeda su estrogenu. Čia vaikui ir taip pat mano mylimiausi Feeling Positive padeda pakelti nuotaiką, natūralūs vitaminai. Iš tikrųjų, kas man, jums sakau natūralūs, visi turi sintetikus, ane? Man jie labai patinka, kadangi tu gali gerti kaip arbatą ir poveikis iš karto, o ne po kelių savaičių. Taip pat turiu chlorofilą, kuris detoksifikuoja jūsų kūną. Gyvenu karštoje šalyje, tai prakaituoji labai daug. Tai neturi jokio kvapo, tu kvepi, iš visų nėra kvapo, nes išpurifikuoja tavo kraują. Tai dar yra keli vitaminai čia, padeda miegui, sleep, leap, vitaminai B. Dabar geriu tuos kelias šiandieną. Visuomet turiu tokią menką problemą, kuri tampa didelė problema. Nerandu raktų. Visuomet aš juos kažkur pasidedu. Blemba, Renata, išmok vaikelį, susidėliok, kad nereikėtų blaškytis moterie. Girdžiu, bet kur? Kur tai yra garsas, vaikelį? Kur? Mano vaikas labai nori pasivaikščioti, dėja negaliu to daryti dabar. Būtinai eiti apsipirkinėti. Plasmasės nenoriu pirkti, plasmasinių maišelių, tai visuomet bandau pasiimti tokius. Pas mane vargšiai batareikiai jau nusenka, atsiprašau, reikės jūs pasikrauti. Atvažiavau į Makro. Tokia parduotuvė, žinau, kad Anglijoje panašią turi, vadinasi Cash and Carry, gali atvažiuoti ir pirkti daug visokio maisto už labai gerą kainą, nes daugiau mažiau urmo. Bet taip pat gali rasti vienetų, ne tik dideliais kiekiais.
važiuojame pavalgyti, vadinasi Caddy Shack, nufilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo, su Simonu ir su Ryanu. Šiandieną, kaip ir minėjau, yra sekmadienis, nenufilmavau, ką nusipirkau parduotuvėje, nes grįžau namo, batareikį kameros užgesus ir reikėjo pakrauti kamerą ir tik dabar įsijungiau. Atėjome pavalgyti, kaip ir sakiau. Simonas atvažiuoja pas mus į namus, kiekvieną dieną praleisti laiko su vaiku, taip pat su manimi. Mes nesipykstam, nesimušam, tai dauguma man rašo privačiai, ypač Instagrame, matau tave su Simonu, tai gal jūs grįžote kartu. Mes negrįžome kartu ir nebegrįšime, mes esame suaugę žmonės ir galime vaiką auginti be pykčių ir iš tikrųjų mūsų santykiai pagerėjo. Vaikas miega mašinoje, o aš palaisčiau gėles, tikriausiai matėte, ir dabar noriu plauti šią vietą lauke. Šunys visuomet prisisioja, tai toks kvapelis nekoks. Užpilsiu truputėlį šio ploviklio. Mes važiuosime susitikti su draugais, iš tikrųjų kaip ir į draugų fermą, kurioje nesame buvę, pasiimsime šunis, pasiimam Ryaną, žinoma, su Ryanu, su Simonu ir aš. Iš tikrųjų reikia būti apie 6 valandą, o dabar yra 5:30. Pasidažiau savo plaukus prieš kelias dienas ir truputėlį sausokė, tai esu pirkusi tokį serumą sausiems plaukams ir taip pat turi SPF. Kadangi kuomet gyveni karštoje šalyje, pastoviai karšta ir žinokite, ir saulė dažniausiai. Tai labai skaniai kvepia. Šiandieną aš taip juodai apsirengusi, man patinka. Televizorių turiu. Noriu jums parodyti mūsų draugo namą. Noriu jums parodyti įdomų dalyką. Tai yra tualetas, bet ateini, per langą matai žalumynai. Per miegamąjį. Miegamasis, tualetas, žalumynai. Wow, viršuje atrodo taip. Užlipi laiptais, čia yra liftas, užlipi laiptais. Čia yra toksai kaip ir ofisas, na ir foje, nežinau kaip pasakyti, balkonas taip pat, nueini į balkoną, grožis neišpasakytas, viskas priklauso jiems. Na, kaip gražiai atrodo miegamasis. Negaliu patikėti, kad čia taip gražiai atrodo viskas. O čia eini į vidų. Į lauką geriau pasakė, bus paukščių ir taip pat, va, džakuzi vonia, bus fontanai, fontanas bus į apačią, tai yra kažkieno nuosavas namas, koks grožis. Oh my God.